Labas rytas dar kartą visiems ir jau prisijungusiam ir dabar ką tik prie mūsų prisijungusiam. Labai džiugu jūs visus matyti, visą šitą srautą, kuris krenta. Ir džiaugiuosi, kad ir birželio mėnesį sugrįžote į pamoką, nes matau iš vardų, kad jau esate ne pirmą kartą, kai kurie prisijungiantis į pamoką. Tai labai džiugu. Ir šiandien pasistengsiu priminti jau tai, ką esame kalbėję, ir prisiminti svarbiausius dalykus apie patį rūšiavimą ir taip pat šiek tiek daugiau įdėjau informacijos apie tai, kaip plastikas yra tvarkomas vandenynuose, nes ir jūsų užklausose buvo apie tai prašoma papasakoti daugiau, tai šiek tiek šiandien ir praplėsime šią vietą šioje pamokoje. Tai nieko jau daugiau nebekalbėsiu ir pradėkime mūsų pamoką. Kas dar prisijungs, tai prisijungs eigoje. Taip, tai šiandien jūs atvykote į Ekonovus tvarumo akademijos rengiamą pamoką apie atsakingą atliekų rūšiavimą. Ir aš esu Vilma, šiandien jums ir vesiu šitą pamoką ir aš pati dirbu šioje Ekonovus įmonėje atliekų tvarkymo bendrovėje, komunikacijos vadovė ir taip pat tvarumo akademijos vadovė. Ir Ekonovus tai jau turi tikrai labai ilgametę patirtį, suėjo neseniai 26 metai ir tiek ir renkame atliekas iš žmonių įvairiausio tipo atliekas, tiek mišrias komunalinės, tiek pakuočių atliekas, tiek ir statybinės, gamybinės galime surinkti, sutvarkyti. Ir taip pat dar papildomai tvarkome miestus, prižiūrime žaliuosius plotus, žiemą valome šaligatvius. Na, o tvarumo akademija tai ir yra ta vieta, kuri kviečia tiek vaikus, tiek suaugusius pasisemti žinių apie atsakingą atliekų rūšiavimą ir prisiminti tuos dalykus, kuriuos galbūt jau žinote iš anksčiau ir sužinoti kai ką naujo. Tai Tvarumo akademija jau gyvuoja antrą sezoną, antrus mokslo metus. Ir skaičiuojame, va čia turime statistiką iki balandžio galo, kad jau esame pravedę daugiau kaip 80 edukacijų ir daugiau kaip 7 000 žmonių jau turi daugiau žinių, kaip rūšiuoti teisingai. Na, o dabar, kodėl mes turime rūšiuoti? Tai visi tikrai tiek maži, tiek dideli mėgstame labai gražius paveiksliukus, mėgstame tą idealų vaizdą, kai žuvytės matome žydrame vandenyje arba gražiame akvariumo vandenyje ir įsivaizduojame, kad taip pat ir gyvena gamtoje žuvytės. Taip pat ir paukščiai ir kiti gyvūnai įsivaizduojame, kad jie valgo tokį sveiką maistą, kokį susiranda gamtoje, plaukioja labai švariame vandenyje. Kirai irgi ilsisi po intensyvaus skraidimo, intensyvios darbo dienos. Bet labai dažnai būna taip, kad gyvūnai dėja yra priversti kovoti su jiems netikėtų priešų, tai yra plastiko atliekomis. Nes dažnai plastiko kažkokią detalę pagalvoja, kad tai yra maistas ir jie čiumpa ją valgyti, kandžioti, kramtyti. Labai dažnai patys ne savo norų ir įsipainioja į kokias nors plastiko tinklus ar kažkokias tai plastiko atliekas. Ir tuomet, žinoma, ir apsisunkina savo gyvenimą, o jeigu plastiką suvalgo, tai gali ir susirgti ir numirti, žinoma, gali. Atostogų vasara prasidėjo, atostogos tik ir galvoje, laukiam, nesulaukiam, kol ir mokslo metai baigsis teisingai. Tai ir ką mes norime? Mes, žinoma, norime ten, kur šilta, kur smėliukas gražus, kur galima smėlio pilį pastatyti, kur žydras vanduo. Arba tėveliai, mokytojos, galbūt norite ir ramiai savo pagulėti ant gultuko kur nors, tai pagal tai ir projektuojame savo atostogas, pagal tai, kokius vaizdus matome. Bet labai dažnai būna, kad pakrantės atrodo ir taip. Jos tiesiog būna nuklotos plastiko atliekomis, tai jos, žinoma, atneštos iš vandens, bet gali būti ir paliktos žmonių. Tai ką mes tuomet turime, kad pamažu tas plastikas, jis taip ir migruoja tarp sausumos ir vandens.
ir vandenynuose susidaro jau suneštos didžiosios plastiko dėmės. Tai čia vat, paveiksliuke kairiau pažymėta tokia tamsesnė spalva, tai yra didžioji plastiko dėmė ir laikoma, kad jinai dabar yra didžiausia. Jos plotas yra toks, kaip būtų 24,5 Lietuvų plotas. Ir šita dėmė plūduriuoja Ramiajame vandenyne. Ir šiek tiek aš noriu Jums šiandien daugiau apie ją ir papasakoti. Tai būtent šita dėmė dabar yra mokslininkų dėmesyje, ji jau keletą metų yra tyrinėjama. Ir dabar prieš porą metų buvo suorganizuotas didžiausias mėginių ėmimas, koks tik tai buvo kada nors darytas, tyriant šitą dėmę. Ir šitos dėmės tyrimui buvo pasitelkta mokslininkų komanda ir jinai vyko į tą dėmę vienu metu paimti mėginius. Tai tą visą komandą sudarė 30 laivų flotilė, tai tiek laivų plaukė su žmonėmis. Tuomet buvo panaudoti 652 paviršiniai tinklai, kad sugaudytų iš tos dėmės, iš to milžiniško ploto. Taip pat buvo atlikti 2 skrydžiai virš šitos dėmės, šito lopinio, kad būtų nufotografuoti šiukšlių vaizdai iš oro. Na ir paskui po tyrimų susumavus buvo nustatyta, kad toje dėmėje plūduriuoja 1,8 trilijono plastiko gabalėlių. Tai siaubingai didelis skaičius, kurio net neįmanoma suvokti. Bet jeigu mes jį išskaidytume, tai įsivaizduokite, kad kiekvienam pasaulio žmogui tektų po 250 kg šiukšlių. Ir vat kiekvieno žmogaus tą kiekį sudėję, mes gautume tiek atliekų, kiek yra toje dėmėje. Čia paveiksliuke tai galite matyti šiek tiek išsidėstymą, kur to plastiko yra daugiau, tai kuo raudonesnė spalva, tuo vadinasi toje vietoje šiukšlių kiekis yra storesnis, sluoksnis yra storesnis. Na ir skaičiuojama taip, kad plastikas į vandenynus patenka iš upių ir tas kiekis per metus yra nuo 1,15 iki 2,5 milijonų tonų kasmet. Na ir tyriant šitą didžiąją plastiko dėmę, mokslininkai jau kai paėmė tuos tyrimus, tuomet savanorių komanda suskirstė radinius į tai, koks plastikas buvo rastas. Tai pavyzdžiui, dabar labai trumpai. Pavyzdžiui, viena rūšis plastiko, kietas plastikas, plastikinis lakštas arba plėvelė. Tokio tipo atliekos buvo rastos. Dar pasitaikė plastikinių valų, linų ir žvejybos tinklų. Dar buvo rasta ir visokių smulkių detalių, kurie naudojami gamybos procese prieš gamybą, tai cilindrai, sferos, diskai. Taip pat dar kitoks tipas plastiko, tai yra įvairūs fragmentai, detalės iš putplasčio medžiagų. Na ir buvo įdomus faktas nustatytas tas, kad dauguma, taip beveik 80 vidutiniškai procentų plastiko toje didžiojoje dėmėje yra vis tiek iš žvejybinės paskirties laivų. Tai reiškia, kad tos atliekos didžiąja dalimi patenka iš pramoninių laivų, kurie tiesiog tomis atliekomis atsikrato išmesdami jas į vandenį. Na ir dar keletas įdomių dalykų, kokius daiktus pavyko aptikti toje plastiko dėmėje. Tai buvo rasta, pavyzdžiui, tokia plastikinė dėmė, kuri pagaminta 77 metais. Tai čia ta plastikinė dėžė, atsiprašau. Tai ta dėžė, įsivaizduokit, kur ten sustatomi kokios nors gėrimai į ją arba kažkokios kitos prekės sustatomos ir skirta transportavimui. Tai šita dėžė pagaminta 77 metais, tai maždaug nuo tokio laiko ir gulinai toje dėmėje. Dar buvo rastas ir apsauginis šalmas, jisai pagamintas 1989-aisiais, irgi jau gražų laiką gyvena. Ir taip pat rasta buvo ir žaidimų konsolės Nintendo Game Boy dėklas buvo rastas. Jis pagamintas 95 metais, tai tiesiog radus tos daiktus pavyko nustatyti pagal kažkokius užrašus ant tų daiktų, pagal gamybos technologijas, pavyko nustatyti, kada buvo pagaminti tie daiktai.
Na ir irgi labai dažnai jūsų klausimas, tai kaip yra valomas tas plastikas. Tai kai atsiųsiu jum pamokos įrašą, pridėsiu ir nuorodą į videoklipą, kur patys galėsite pažiūrėti, kaip veikia tas valymo mechanizmas, kuris yra sukurtas praeitais metais. Ir čia va tokį matote puslankį, tai yra pagaminta rinkimo sistema skirta specialiai valymui. Ir mokslininkai ją sukūrė, nes tiesiog kad galėtų apimti kuo didesnį plotą. Tai šitas puslankis yra 2 kilometrų ilgio ir jisai sudaro tokį puslankį. Ir tie sparnai puslankio yra, kaip čia matote šitam paveiksliuke, tokie kaip tarsi maišai, į kuriuos ir susirenka plastikas. Ir tuomet tas plastikas suvažiuoja į vidurį, kur per vidurį yra tarsi toksai maišas. Ir į tą maišą susirenka visas plastikas ir tuomet jau kai prisipildo tas maišas, jau sistema yra išvaloma. O čia galite matyti tą maišą, tai į tą maišą ir iš abiejų sparnų ir susirenka plastiko atliekos. Na, o visą šitą puslankį iš abiejų galų tempia laivai ir laivai plaukia labai lėtai. Tai sakoma, kad tas greitis yra netgi lėtesnis negu, kad, pavyzdžiui, žmogus eitų. Tai iš lėto yra traukiama, paimamas tas daugiau kaip 2 kilometrų plotas ir surenkamas plastiko atliekos surenkamos ir taip bandoma išvalyti. Tai galėsite videoklipe pažiūrėti išsamiau, ten pristatoma pati visa šita sistema, kaip ten yra stebima, kaip ten yra valomas tas plastikas, kaip jis toliau kas su juo vyksta, tai galėsite pasidomėti. Na, ką, mes turime atliekas vandenyne, bet kitas būdas atliekoms kauptis tai yra ir žemėje, ir tas kaupimo principas tai yra sąvartynas. Tai yra ta vieta, kur atliekos yra laikomos, kur atliekos yra tvarkomos, sukuriama visa infrastruktūra, kad būtų kur jas išmesti. Tai didžiausi pasaulio sąvartynai, čionais dabar keletą jų. Tai Šiaurės Amerikoje didžiausias yra prie Las Vegaso, Pietų Amerikoje laikomas didžiausių Meksikos sąvartynas, Romoje didžiausių laikomas Romoje esantis sąvartynas. Lietuvoje tokius 2 išskyriau, tai turime prie Vilniaus Karijotiškių sąvartyną ir Vidurio Lietuvoje yra didžiausią dirbtinį kalną turintis Lapių sąvartynas. Tai dauguma tų sąvartynų jau yra uždaryti. Tenais atliekos arba visai nevežamos, arba dar yra tokių, kur šiek tiek kažkokį kiekį priima per metus. Bet tie sąvartynai, jie, kad ir uždaryti, bet atliekos vis tiek juose gyvena. Ir tos atliekos kaupiasi ir niekur jos nedings, jos ir gyvens tol, kol suirs. Na ir mes sakome, kad sąvartynai kenkia. Tai kokį tą pavojų jie gali sukelti. Tai sąvartynai, pavyzdžiui, už sąvartynų patenkančios atliekos gali užkimšti vandens kanalus, latakus gali užkimšti, dėl to gali kilti pavojai. Kartais pasitaiko, kad sąvartynuose dėl netinkamos priežiūros, dėl didelio kiekio kyla gaisrai, tuomet vadinasi dūmai, įvairios dujos nuodingos patenka į aplinką. Na ir kažkokia dalis išsisklaido, bet ir vis tiek mes gyvieji organizmai sukvėpuojame tas išsiskiriančias dujas ir medžiagas. Na ir žinoma, sąvartynuose gali kilti ir ligų protrūkiai, tai vadinasi ir infekcijos patenka tiek į gyvūnų, tiek ir į žmonių organizmus. Na ir be rūšiuojant, tai dar ko nepaminėjau, kad kuo mes daugiau rūšiuojame, vadinasi, tuo mažesnė tikimybė, kad atliekos bus atvežtos į sąvartynus. Tai reiškia, kad kuo mes atsakingiau, kuo mes labiau žinome, kur ką reikėtų teisingai išmesti,
tai tuo didesnė tikimybė, kad tas mūsų išmestas srautas bus galima jį dar kartą panaudoti kažkur vėliau gaminant naujus produktus, o nebus tiesiog atvežtas į kalną ir išpiltas. Ir žinoma, galima dar rasti ir kitą rūšiavimo naudą. Tai pavyzdžiui, mes rūšiuodami galime pasiekti to, kad sumažinsime atliekų tvarkymo išlaidas. Nes ta rinkliava, kurią mes mokame kaip gyventojai kasmet ar kas mėnesį kartais būna, tai ji yra skirta už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą, už visą infrastruktūros priežiūrą, už tų pačių sąvartynų išlaikymą ir tvarkymą. Tai kuo mes daugiau rūšiuojame, kuo mes daugiau pakuočių atskiriame iš bendro srauto, vadinasi, ilgainiui atsiranda tikimybė, kad ir mes padarysime įtaką tos rinkliavos sumažėjimui. Na ir žinoma, mes rūšiuodami taip pat galime sutaupyti gamtos išteklių ir energijos ir galime sumažinti vandens ir oro taršą, pristabdyti miškų kirtimą. Tai tarkim, viena perdirbto popieriaus tona išsaugo 17 medžių. Taip yra skaičiuojama, kad būtų lengviau suprasti. Atliekų vežimo transporto istorija. Tai kai kalbame apie atliekas, tai matome tai, ką dabar matome gatvėse. Tai modernes mašinas, tai kas atvažiuoja, pakelia tai kranu, tai pakelia per galą, per šoną. Bet ne visada tai buvo. Prieš daug šimtų metų tas atliekų šiukšlių išnešimo procesas buvo visiškai paprastas, primityvus. Tai žmonės tiesiog sudėdavo ar tai maišus, ar tai dėžes, užsideda ant karučio ir tada veža kažkur išpilti jas į sutartą vietą. Tos atliekos vis tiek prisikaupdavo, tai vadinasi, jas reikėdavo turėti kažkur išmesti. Tuomet metai bėgo, žmonės protingėjo, sukūrė naujų sistemų, sukūrė naujas transporto priemonės, jos jau ir motorizuotos, ir savaeigės, ir didesnius kiekius galėdavo paimti. Na, o šiais laikais tai yra modernus transporto parkas, praktiškai kiekviena įmonė, kuri užsiima atliekų tvarkymu, tokį turi. Ir mūsų tikslas yra, kad tas parkas tik tai būtų kuo žalesnis. O žalesnis tai reiškia, kad kuo daugiau transporto priemonių būtų varomi elektra arba kitų alternatyvių kurų, kuris su laiku tikėtina atsiras. Na ir jūs irgi dažnai klausėte, tai kaip atrodo tas atliekų kelias? Aš išmečiau šiukšlę į namų šiukšliadėžę arba kažkur mokykloje, darželyje. Tuomet, žinoma, prisikaupus tai šiukšliadėžiai, mes išnešame maišą į konteinerį. Konteinerį atvažiuoja aptarnauti atliekų surinkimo mašina. Tai jūsų išrūšiuotas atliekas surenka atitinkamai plastiką atskirai, tada tuomet popierių atskirai ir stiklą irgi į atskirą sekciją supila. Tuomet mašina atveža į rūšiavimo centrus. Mes tokių turime 8 visoje Lietuvoje. Ir tame rūšiavimo centre žmonės rankomis dar kartą perrūšiuoja tai, ką mes jau kaip gyventojai būname išrūšiavę. Ir tas perrūšiavimas tai ir yra procesas, kada mes atliekas paruošiame perdirbimui. Ir tuomet jau, kai paruošiame tą produkciją, mes išvežame į perdirbimo įmonės. Perdirbimo įmonių yra tiek Lietuvoje, mažesnė dalis Lietuvoje, o daugiausia išvežame į užsienį, čia Europoje. Na ir dabar ir kalbėjome jau apie pakuočių atliekas, tai pirmiausia, jas ir pereisime kiekvieną konteinerį ir pakalbėkime apie tai, ką ten galima įmesti, o ką visgi mes klaidingai galbūt metame. Popierius ir kartonas. Tai jau puikiausiai atsimenate, kad jį galima mesti laikraščių, žurnalus ir knygas. Tai galbūt rečiau pasitaikančios atliekos šiukšlės, bet jas vis tiek galime išmesti, nes tai yra antrinė žaliava ir tinka mesti į šį konteinerį. Galime kopijavimo popierių išmesti, taip pat įvairios popierinės, kartoninės dėžės čionais gali keliauti į šitą konteinerį. Ir kas dažnai pasimiršta, kad pakavimo popierius ir dovanų maišeliai taip pat tinkami mesti į šitą konteinerį. Labai dažnai klausiate, ar galiu vienkartinį rankšluostį
išmesti į popieriaus konteinerį. Tai vienkartinio rankšluosčio nemeskite, jis vis tiek jau būna kažkoks užterštas, permirkęs ir kol jis atkeliaus iki mūsų rūšiavimo centro, iš jo paprastai nieko nebeliks. Tai jis turėtų būti metamas į mišrias komunalines arba jeigu jau rūšiuojate maisto atliekas, tai tuomet į maisto atliekų konteinerį galima mesti. Na ir taip, prie popieriaus kartono labai dažnai klausiate ir ar galime išmesti riebalais suteptą kartono dėžutę į popieriaus ir kartono konteinerį. Tai visgi žinokite, kad ne, riebalai sutepta permirkus picos dėžutė turėtų būti metama į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, nes ji jau nebus tiesiog tinkama perdirbti. Plastiko ir metalo konteineris. Tai čia žinote, kad visi plastikiniai buteliai nuo mineralinio, nuo saldžiųjų gėrimų gali būti metami į šitą konteinerį. Pieno ir sulčių pakuotės taip pat metamos į plastiko konteinerį. Maisto pakuotės, dėžutės, indeliai, tai čia kalbam apie bet kokią tarą, į kurią yra įpakuotas maistas. Ar tai bus grietinės indelis, ar tai bus jogurto indelis. Jeigu jūs jį išvalgote, ištuštinate, niekas iš jo nebėga, nevarva, viskas, galite mesti į plastiko metalo konteinerį. Galbūt atsinešate per pietus maisto iš kavinės plastikinėje dėžutėje vienkartinėje, tai galite irgi mesti į plastiko metalo konteinerį, jeigu jis neturi maisto likučių. Kas į šitą konteinerį dar gali būti metama, tai buitinių priemonių tara, maišeliai, plėvelė, saldainių traškučių pakuotės, ledų pakuotės taip pat keliauja į šitą. Na ir kas dar galbūt irgi kartais pasimiršta, kad plastiko konteineris yra kartu ir metalo pakuočių konteineris. Tai vadinasi, čia galima mesti ir metalinės skardinės, pavyzdžiui, nuo gėrimų tokias skardinės galite ištuštinę mesti, arba įvairios smulkės metalinės atliekas. Taip, tai dažnas klausimas jūsų ir būna, dar kartą užsifiksuokime, ar galime išmesti saldainių, traškučių, ledų, popierėlius į popieriaus ir kartono konteinerį. Tai jūs jau dabar tikrai prisimenat, kad ne, tokie popierėliai keliauja į plastiko ir metalo konteinerį. Ir žinoma, tetrapakas nuo sulčių ir pieno pakuočių labai gerai parduotuvėje matomos ir mūsų dažnai naudojamos, tai tokios pakuotės keliauja į plastiko ir metalo rūšiavimo konteinerį. Stiklas. Tai stiklo konteineris turbūt labai lengva prisiminti. Tai žinoma, kad ten galima mesti stiklinius butelius, stiklainius, dangtelį tik būtinai nusukite, dangtelį mesite į plastiko ir metalo konteinerį, o stiklainį į stiklo. Čia taip pat keliauja stikliniai indai, stiklo pakuočių duženos ir šukės. Irgi gali būti metamas. Ką svarbu prisiminti, tai kad elektros lemputės, irgi dažnai klausate, ar galiu mesti į stiklo konteinerį. Tai visgi ne. Elektros lemputės perdegusios reikia išmesti į specialias tam skirtas dėžes. Tai jų yra jau tikrai nemažai kur prekybos centruose. Ir net ir mažesniuose galima rasti tokias dėžes, tai ten į tokias dėžes ir metam perdegusias lemputes, baterijas ir smulkę elektroniką. Kitas klausimas, ar galiu veidrodį ir jo šukes mesti į stiklo konteinerį. Tai visgi ne, į stiklo pakuočių konteinerį keliauja tik stiklo pakuočių atliekos. Tai reiškia ta stiklinė tara, į kurią kažkas įpakuota, bet veidrodis ir jo šukės keliauja į stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikšteles, nes taip pat kaip ir automobilių stiklas arba langų stiklas, tai paprastai nėra vienos rūšies stiklas, tai nėra visų pirma pakuotė, o antra, tai nėra vienos rūšies stiklas, gali turėti papildomų medžiagų ar kažkokių priemaišų. Tai kol kas šiai dienai tai nėra perdirbamos atliekos ir jos keliauja į stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelę.
Dar turime kitą atliekų tipą, tai mišrios komunalinės atliekos. Tai čia jau, kai jau išrūšiuojame ir vis tiek dar lieka tokios atliekos, kurių nėra kur padėti, tai paprastai jos būna mišrios komunalinės atliekos. Tai į jas galime mesti ką? Maisto atliekas, tai čia galioja tose vietose, kur dar nėra rūšiuojamos maisto atliekos. Tada galite mesti higienos priemonės. Čia, kaip ir kalbėjome, popieriniai rankšluosčiai, servetėlės ir nosinaitės. Jeigu nerūšiuojate maisto atliekų, tuomet būtent čia į mišrias komunalinės keliauja. Sauskelnės čionais keliauja. Taip pat dantų šepetėlį ir skutimosi peiliukai. Irgi labai būna dažnas klausimas, kur išmesti dantų šepetėlį. Tai tą klasikinį, plastikinį, spalvotą šepetėlį, kai jau nebetinkamas naudoti, metame į mišrias komunalinės. Pergamentinis popieriaus gaminiai su plastiko priemaišom, tai popierinės pakuotės su maisto likučiais, tai čia tokios, kur, pavyzdžiui, kad lengviau įsivaizduotumėte, tai perkat parduotuvėje bandelę ir įsidedat į tokį popierinį maišelį su plastikiniu langeliu. Tai toks popierius, kaip ir popierius, bet jis vis tiek jau būna susiriebalavęs nuo kepinio ir nėra tinkamas perdirbti vien ir dėl to, kad turi tą plastiko priemaišą. Tai va tokie maišeliai atkeliauja mišrias komunalinės. Taip, irgi buvo klausimas apie sąsiuvinių aplankalus. Ar galiu juos išmesti į plastiko konteinerį? Tai žinokit, dėja, bet jie turi keliauti, sąsiuvinių ir pratybų aplankalai turi keliauti į mišrias komunalinės, nes kaip ir kuria prasme pažiūrėsi, galbūt tai yra pakuotė, bet visgi tai labiau ne pakuotė ir metame į mišrias komunalinės atliekas. Turime dar susidarančias ir kitas atliekas, kur pasitaiko mums namuose. Tai pavyzdžiui, vaistai pasibaigusio galiojimo arba buvome nepabaigę jų išgerti ir kažkoks likutis liko. Tai žinokime, kad visus pasibaigusių galiojimo arba netinkamus naudoti medikamentus turime priduoti į vaistinės. Maisto papildus metame į maisto atliekų konteinerį, o netinkamus naudoti vaistus atnešame į vaistinę. Pavojingų medžiagų tarą. Tai pirma vieta, kur reikia išmesti tokias atliekas, tai yra atvežti į stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelę. Tai čia kalbame apie cheminius valiklius, apie aerozolinius purškiklius, įvairius bakelius. Tai jeigu, žinoma, toks kiekis yra didesnis, jūsų sukauptas arba po remonto kažkiek daiktų liko susidarę, tai tokius, žinoma, vežkite į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Bet jeigu, tarkime, pabaigėte oro gaiviklį, pabaigėte plaukų laką ir liko vienas buteliukas, tai vis tiek jūs jį kažkur mesite kitur. Tai tuomet teisingiausia būtų išmesti visiškai pilnai ištuštinus, visiškai pilnai išpurškus į plastiko metalo konteinerį. Kartais, ypač nuosavose namuose, tai turime ir nupjautą žolę, sugrėbtus lapus, smulkias šakeles. Tai tokį mesime į žaliųjų atliekų konteinerį arba komposto dėžes. Žuvies, mėsos ir kiti maisto likučiai, tai maisto atliekų konteineriai. Jau iš tikrųjų nemažai, kur Lietuvoje yra rūšiuojamos maisto atliekos, tai galima mesti maisto atliekų konteinerį, taip kaip yra jūsų savivaldybėje nustatyta. O kas neturite maisto atliekų, tai tuomet keliaus į mišrias komunalinės. Minkštus žaislus, drabužius ir avalynę mes mesime į tekstilės konteinerį. Bet ką čia svarbu prisiminti, kad į tekstilės konteinerius svarbu dėti švarius, dar tinkamus naudoti drabužius, avalynę, rankines, diržus, užuolaidas, patalynę, minkštus žaislus. Nes tie sudėti išmesti daiktai, dalis, daugiau kaip pusė, maždaug jų bus vežama perdirbti, o kita dalis bus tiesiog
panaudota antriniam panaudojimui. Tai atiduota labdaros organizacijom, išvežta į kitas šalis ir ten įvairiausi būdai gali būti. Tai dėl to tuos išmetamus daiktus prašoma, kad jie būtų dar tinkami naudoti ir prašoma juos sudėti į atskirus maišus ir tik tada mesti į konteinerį, kad taip išliktų jie švarūs, nes į konteinerį vis tiek gali ir lietus prilyti ar kažkas kito nutikti. Tai svarbu apsaugoti, kad neišsimurzintų. O jeigu tekstilė yra visiškai sudėvėta, pavyzdžiui, drabužis, džinsai, megztinis visiškai suplyšęs, jau nebetinkamas niekur ir panaudoti, nebenorit niekam ir padovanoti, nes jau nebe toks gražus, bato padas visiškai nuplyšo, tai tokius meskite į mišrias komunalines. Na ir taip jau tas maisto atliekas apkalbėjome ne kartą, tai būtent nuo šių metų sausio 1 dienos savivaldybės ir turi pasidaryti tvarką, kaip maisto atliekos bus rūšiuojamos. Tai kiekviena savivaldybė gali pasidaryti savo sistemą ir dauguma jau jų turi susitvarkę. Tai pavyzdžiui, Vilniuje metame į oranžinius maišelius, tuomet tos maišelius į mišrias komunalines, ateityje mesime į atskirus maisto atliekoms skirtus konteinerius. Šiaulių, Alytaus, Panevėžio regionai meta maisto atliekas jau dabar į atskirus konteinerius. Na ir yra irgi ir kitų savivaldybių, kurios jau turi arba jau pradeda darytis tą sistemą. Tai apie maisto atliekų rūšiavimą pakalbėsime tikrai daugiau nuo rudens, išsamiau. Jau turėsime ir daugiau savivaldybių bus susitvarkę, pasiruošę. Tai tuomet jau detaliau pakalbėsime apie maisto atliekas. Na ir mes, kai kalbame apie atliekų tvarkymą, labai dažnai minim terminą ir antrinis panaudojimas. Kartais net patys neužfiksuojam, kiek kartų tai paminim. Tai jau vien šiandien pamokoje turbūt buvo 2-3 kartais. Tai kas tai yra antrinis panaudojimas? Tai kai mes perdirbę atliekas arba pramoniniu būdu perdirbus atliekas, galima sukurti naują paskirtį turinčius produktus. Ir šalia antrinio panaudojimo dažnai yra sakoma ir zero waste judėjimas. Tai zero waste apskritai dabar yra toks labiau kaip gyvenimo būdas, kada mes vartojame perdirbtas arba savaime suyrančias medžiagas ir norim, kad kuo daugiau pas mus namuose tokių daiktų būtų. Tai kaip mes galėtume tą zero waste taikyti kiekvieną dieną? Tai būtent, pavyzdžiui, naudodami daugkartinio naudojimo maišelius, butelius ar dėžutes, mes jau gyvename kaip zero waste. Galime kompostuoti maisto atliekas, galime daiktus taisyti, o ne juos išmesti. Pirkdami daiktus, produktus galime turėti savo pakuotę arba rinktis prekę su kaip įmanoma mažesniu įpakavimu. Na ir galime, žinoma, pasigilinti, kaip tie produktai, kuriuos noriu pirkti, yra gaminami, kaip įmonė pati yra susitvarkiusi savo gamybos procesą, kokius tvarius sprendimus yra įsivedusi. Na ir štai yra antrinio panaudojimo keletas pavyzdžių. Tai ar tikrai mes tos daiktus galime sakyti, kad tai yra atliekos? Pavyzdžiui, vienai porai kojinių pagaminti yra naudojamas vienas plastikinis butelis. Užrašinė yra pagaminta iš perdirbto popieriaus ir kavos tirščių. Daugkartinis kavos puodelis yra gaminamas iš kavos pupelių luobelių. Na, Paryžiaus olimpiadoje, kur jau čia Liepos pabaigoje žiūrovai sėdės ant kėdžių, kurios yra pagamintos iš perdirbto plastiko. Na ir mes kalbame pamokoje apie teisingą atliekų rūšiavimą. Bet verta susimastyti ir apie tai, kad tos atliekos tai yra jau mūsų veiksmų pasekmė. Mes, vadinasi, vartojame ir tada sugeneravome tas atliekas, prikaupėme šiukšlių. Ir vienas iš būdų, kaip atkreipti dėmesį būtent į mūsų vartojimą, nes jis dažnai būna spontaniškas, neatsakingas, mes prisiperkam per daug, nes kažkas labai gražu, kažko labai norim, kažkokio šiandien gal nuotaika prasta, tai einame pasigerinti ir nusiperkame kokį nors ar tai daiktą, ar saldumyną, bet vadinasi, mes perkame. O kai mes perkame, mes kaupiame atliekas ir vadinasi, paliekame jas po savęs. Tai vienas iš būdų atkreipti į mūsų vartojimą ir atsakingą vartojimą būdų yra menas.
Ir čia dešiniau matote Turkijos menininkės sukurtus paveikslus ir ji demonstravo tuos paveikslus oro uoste, o meno kūriniai yra pagaminti iš daiktų, kuriuos ir surinko oro uoste. Tai buvo ir atliekos, ir žmonių palikti daiktai. Tai čia yra įvairiausių dalykų tuose paveiksluose. Ir popieriaus skiaučių yra, ir plastikinių detalių, ir telefono dėklų, ir buvo kabelių įvairiausių, pakrovėjo laidų, nu, žodžiu, visko, ko žmonės vežasi su savim ir netyčia pamiršta arba jau išmeta kaip atliekas. Na ir čia Agnės Kišonaitės kurta instaliacija Choras, būtent kuria ir buvo siekiama priminti apie tai, kiek mes visko daug prisiperkame. Čia ta instaliacija pasirodė prieš Kalėdas. Vilniuje stovėjo ir dainavo specialiai sukurtą sutartinę būtent apie tai, kad susimąstytume, kiek mes visko perkame prieš šventes. Tiek į savo stalą maisto, tiek ir pirkdami dovanas artimiesiems draugams ir tuo pačiu pirkdami pakavimo popierių, juosteles, kaspinėlius, kuriuosgi pirmiausia ir išmetame į šiukšlių dėžę. Na ir su mūsų pamoka pasidalino pavyzdžių kūrybiškumo kortos, tai Facebook'e galite juos susirasti. Tai šitų kortų kūrėjai pasidalino savo istoriją. Tai būtent kuriant kortas ir gaminant dėžutės, kur tos kortelės būtų sudėtos, pasirodo, kad įvyko klaida. Buvo įvelta klaida aprašyme, kuris čia nuotraukoje šiek tiek ir matosi. Ir su tokia klaida jau dėžutės ir pats produktas nebegalėjo būti parduodamas, todėl reikėjo gaminti naujas. O ką daryti su tomis likusiomis? Tai buvo nuspręsta, kūrėjai nusprendė, kad tas dėžutes atiduos į vaikų darželį, o ten pasirodo, jos labai sėkmingai buvo panaudotos darbeliams. Tai va, čia galite ir matyti, kaip tos dėžučių dėklai yra panaudoti kaip rėmelis, kaip paveikslui įstatyti rėmelis tikriausiai. Ir turime labai kūrybišką sumanimą. O kūrybiškumo kortos, tai taip, čia yra mūsų pamokos turinio partneris, tai jeigu kada pritrūktų idėjų arba norėtumėte palavinti kūrybiškumą, tai šitos kortos yra paprastas būdas, kaip suaktyvinti, nes ten užduotėlės yra tinkamos tiek vaikams, tiek ir suaugusiems, tai yra ir lengvesnių, ir sudėtingesnių, tai tikrai ras kiekvienas, kaip patreniruoti savo kūrybiškumo raumenį. Na ir visai pabaigai keletas būdų, kaip mes visgi galėtume gyventi tvariau. Tai žinoma, mes galime rūšiuoti atliekas, jau tą darome irgi tikrai ne vienas ir mūsų tikslas tik tai tobulėti tame rūšiavime. Galime, žinoma, prieš pirkdami ką nors pagalvoti, ar tikrai to daikto reikia. Tai čia va tas mūsų atsakingas vartojimas. Ar čia mes perkame dėl to, kad labai užgaida atėjo, ar mums to daikto tikrai reikia. Galime rinktis prekes be pakuotės. Dabar galbūt sudėtingiau jau tą padaryti parduotuvėje, bet tikrai dar yra būdų, bet visada galime rinktis turgelius, kažkokias kitas prekybos vietas, kur prekių be pakuotės tikrai yra. Parduotuvėje galime rinktis popierinius arba daugkartinius maišelius. Tai čia irgi svarbu, tik tai turėti saiką, kad pavyzdžiui, kiekvienas įėjimas į parduotuvę netaptų daugkartinio maišelio pirkimu. Nes vieną turėjom, pamiršom, tai tada perkam kitą. tą kitą trečią kartą atėję į parduotuvę vėl pamirštam namuose ir vėl reikia pirkti, nes nebeturim kur įsidėti. Tai čia irgi žiūrėkime sąmoningai į tai ir rinkimės daugkartinius ir popierinius maišelius, bet kad tai netaptų kasdiena. Pirkime kokybiškus daiktus, kuriuos galėsime naudoti ilgesnį laiką, o nebus, kad tai vieną kartą panaudojau ir viskas, jau reikia išmesti. Galime taupyti elektrą ir vandenį. Tai išeiname į lauką ir išjunkime kambariuose ar kažkur klasėje šviesą. Ir žinoma, galime rečiau važiuoti automobiliu, dažniau rinktis viešąjį transportą, ėjimą pėstute, važiavimo dviračiu. Dabar, kai vasara, tai apskritai turbūt ir kokie riedučiai galėtų būti, paspirtukai.
Tai tų būdų yra, kaip galėtume iškeisti automobilį. Žinoma, čia automobilio iškeitimas aktualus suaugusiems. Vaikai ir taip puikiai pasinaudoja alternatyviom priemonėm. Tai linkiu, kad tas gerasis vaikų pavyzdys būtų užkrėstų ir suaugusius judėti aktyviau ir rinktis tas alternatyvias priemonės. Na ir šiaip linkiu kiekvienam pagalvoti, ką per savaitę, pavyzdžiui, galėtumėte pakeisti, kokį savo įprotį galėtumėt pakeisti. Galbūt vieną dieną nueisite daugiau kilometrų, galbūt vieną kartą per savaitę atsisakysite mėsos patiekalo. Ir jau galėsite būti tvaresni ir pamažu ugdyti savo naują įprotį. Tai labai ačiū Jums, kad klausėte ir tikiuosi turite daug klausimų ir ateinu pas Jus į susirašinėjimo langą pažiūrėti. Karmėlavos darželis Lopšelis. Labai ačiū, kad dalyvaujate. Aha, čia turėjome nesklandumų, tikiuosi viskas išsisprendė. Na, tai laukiu labai Jūsų klausimų. Aš tai matau, ar galima šiek tiek suteptą picos dėžę mesti į konteinerį? Taip, tai su tuo šiek tiek tikriausiai reikėtų įsivertinti, kaip ta picos dėžė atrodo. Jeigu ten yra tik tai mažas kažkoks taškiukas, arba ten tas matote, kad kartonas pakankamai storas, bet tik tai paviršinis sluoksnis kažkoks šiek tiek suteptas, tai viskas gerai, galima mesti ir į popieriaus konteinerį. Kolegos atrūšiuodami įvertins, kokio stovio atvažiuos ta dėžė. Jeigu jau jinai bus ten pačiame konteineryje kažkaip permirkusi, tai tuomet atidės kaip į netinkamą keliauti perdirbimą. Bet jeigu tik šiek tiek, nu, tai viskas gerai, meskite į popieriaus. Bet jeigu jau matot akivaizdžiai, kad jinai sumirkusi, peršlapusi galbūt, tai meskite į mišrias komunalines. Taip, ir čia su vienkartiniais puodeliais kavos irgi būna dažnas klausimas, tai kur juos mesti, nesgi puodelis tai popierinis, o dangtelis plastikinis. Tai nežinokit, viską ir dangtelį, ir puodelį į plastiko konteinerį meskite. Tik svarbu ištuštinkit patį puodelį ir tai bus plastikas. Druskininkam linkėjimai, matau, dalyvauja atgimimo mokykla šaunuoliai. Labai dėkoju, kad jungiatės. Na ką, jeigu jau tuomet neturite klausimų, tai tuomet atsisveikinu su Jumis ir pasimatysime dabar rudenį. Tai laukite informacijos. Kėdainiams linkėjimai Spindulio mokyklai. Ačiū, kad esat. Ir pasimatysime rudenį, rugsėjo mėnesį, tai pasidalinsime iš anksčiau informaciją, kurią tiksliai dieną bus pamoka ir vėl kviesime registruotis, nes nuo rudens atsinaujinsime ir turinį pamokos. Tai tikrai kviečiu iš naujo dalyvauti. Dar vienas klausimas įkrito, per kiek laiko suyra plastikas. Tai plastikas skaičiuojama taip vidutiniškai 300–400 metų. Žiūrim dar, koks tas plastiko tipas, nes jų labai įvairių yra, 7 tipų skaičiuojama, kad plastikas yra, bet 300–400 metų vidutiniškas laikas suirimui. Tai tiek laiko įsivaizduokite, sąvartynuose guli plastiko atliekos arba vandenyne. Ačiū Jums visiems. Iki pasimatymo.